gal sumokėjęs 7000 už motociklą, negali tikėtis, kad šita kojelė tau bus stabiliai. Fainas iš tikrųjų šitas Royal Enfieldo skrambleriukas naujas, jis vadinasi Bear, kaip meška, ne kaip alus. Ir jisai kainuoja 7,5 gabalo, jį pristatė tik tai pernai parodoje Eikva, irgi čia Italijoje. Jis labai primena Triumfą, toks kažkoks Triumfo tokia kopija. Daro tai, ką Triumfas darė jau anksčiau. Jis turi 650 kubikų ir, kaip suprantu, jau netgi 2 cilindrus. Čia galingiausias Royal Enfieldo motoras, kokį jį turi. Ir galima lengvai pasiekti kojom žemę. Ir atrodo pakankamai seksovai ir irgi sukuria tokį, arba bent jau bando, sukurti tokius sentimentus. Ir galbūt galima kažką gauti iš to, kas buvo anksčiau ir šiam gyvenime. Už 7,5 gabalo.